Mėlieji, noriu palinkėti Jums, kad viešpaties malonė šviesa Jums te šviestų taip, kaip šviečia šiandien pavasario saulė. Šiandien tęsiu pradėtą pamokslų ciklą Olos religija prieš smėlio religiją. Jau praėjo netrumpa pertrauka, tikiuosi, kad nepamiršot, apie ką mes kalbėjom, bet jeigu kažkas pamiršo ar negirdėjo, tai trumpai priminsiu, kad šio ciklo tikslas yra iškelti praktinės krikščionybės svarbą. Nes kaip pats Jėzus mokė ir sakė, kad į jo tėvo karalystę pateks ne tie, kurie garsiai šaukia viešpatie, viešpatie, ne tie, kurie daro didžius darbus ir jais giriasi, bet tie, kurie tyliai vykdo dangiškojo tėvo valią ir yra nepastebimi dažniausiai. Jeigu netikite manim, galit pasiskaityti Evangelijoje pagal Matą 7 skyrių Jėzaus pamokslą, kuris apie tai kalba. Beje, reikia pabrėžti, kad tėvo valia apima ne tik mūsų pačių šventėjimą, arba plačiau kalbant, ne tik pačių tikinčiųjų šventėjimą, bet ir kitų nusidėjėlių gelbėjimą. Todėl praktinės krikščionybės kursą mes pradėjome nuo Jėzaus pateikto 3 misijos žingsnių modelio, apie kurį rašoma Evangelijoje pagal Luką 10 skyriuje, nuo 7 iki 9 eilutės. Trumpai prisiminkime, kokie yra tie 3 žingsniai, nes mes toliau tęsime. Evangelija pagal Luką 10 skyrius nuo 7 iki 9 eilutės. Ir čia Jėzus įsiuntė savo 72 mokinius ir jiems pasakė: pasilikite tose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisiartino Dievo karalystė. Dažnai kartosiu šitus 3 žingsnius, kad jie giliai įsispraustų į mūsų sąmonę ir taptų mūsų kasdienybė. Nes būti bažnyčios nariu yra daugiau negu vien būti bažnyčios nariu. Jėzus mus pašaukė būti jo mokiniais. O Jėzaus mokiniai yra tie, kurie daro tą patį, ką Jėzus. Rūpinasi kitų žmonių išgelbėjimu. Tai nėra vien tik būti geru bažnyčios nariu, ateiti kiekvieną sabatą, pašlovinti Dievą, pagėdoti, atnešti auką suplanuotą ir keliauti namo ir vėl laukti kitos sabatos. Dar yra 6 dienos tarp sabatų. Todėl mes ir apie tai kalbame, ką Jėzus nori, kad mes darytume. Taigi, koks pirmas misijos žingsnis? Jėzus sako, kad pirmas misijos žingsnis yra aplankyti žmogų jo namuose arba pasikviesti žmogų į savo namus. Ir labai svarbų dalyką pabrėžė. Labai svarbu yra kartu su juo valgyti nuo vieno stalo. Tiksliau, prie vieno stalo. Taigi, reiškia, mes galime atsinešti savo vaišių, arba jeigu nuėjom pa žmogų, jis pavaišino, valgyti jo atneštas vaišės. Ir kol vaišinamės, paprašyti žmogaus pasidalinti savo gyvenimo istoriją, tam, kad mes galėtume pažinti jį, suprasti, iš kur jis atėjo ir kur jis eina. Tai yra pirmas misijos žingsnis. Antras misijos žingsnis, Jėzus sako, išklausius jo gyvenimo istoriją, trumpai galim pasidalinti savo patirtimi su Dievu, kad sustiprint žmogaus tikėjimą ir pasiūlyti žmogui pasimelsti už jį, nes malda gydo kiekvieną žmogų. Tiek fiziškai, tiek dvasiškai, tiek protiškai. Emociškai ir santykius gydo, viską malda gydo, ko mums reikia. Ir nėra geresnio vaisto už maldą. Todėl pasiūlydami melsti žmogui galim paklausti, o kokios yra to žmogaus reikmės, už ką tu nori, kad mes pasimelstume.
Tai yra antras misijos žingsnis. Ir trečias, kai mes pasimeldėm už žmogų, paklausti, ar jis norėtų išgirsti gerąją Dievo karalystės evangeliją, gerąją žinią apie Dievo karalystės evangeliją. Ir jeigu jis sutinka, paklausti, kada ir kur mes galėtume susitikti, kad galėtume tyrinėti Bibliją, tam, kad suprast apie ją. Taigi tokie 3 paprasti misijos žingsniai. Visa tai gražiai skamba, bet kaip sakoma, geriau 1 kartą pamatyti, negu 100 kartų girdėti, ar ne? Taigi tam, kad mes galėtume pamatyti tą gerą ir tikrą pavyzdį, mes tyrinėjame laišką Galatams, kuriame labai ryškiai atskleista tai, kaip apaštalas Paulius savo praktikoje pritaikė šios 3 misijos žingsnius. Kalbant apie pirmąjį misijos žingsnį, mes matėme, kaip apaštalas Paulius pirmiausia viešai išbarė savo bendradarbius, tai yra Petrą ir Barnabą, kurie sulaužė vieno stalo principą, kurie sulaužė pirmo žingsnio misijos principą. Ir tokiu būdu veidmainiavo ne tik prieš žmonės, bet ir prieš Dievą. Taigi, apie tai rašo Galatams 2 skyriui nuo 11 iki 16 eilutės. Apaštalas Paulius labai aiškiai parodė, kad pirmasis misijos žingsnis yra suprasti, kad Dievo malonės evangelija tolygų vieno stalo evangelijai. Tai yra tokio stalo, prie kurio yra kviečiamas kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo religijos, rasės, lyties ar statuso. Trumpai tariant, jeigu tu nori laimėti kito žmogaus širdį ir pasitikėjimą, valgyk kartu su juo nuo vieno stalo ir bendrauk su juo. Toks yra pirmasis misijos žingsnis. Apžvelgęs pirmąjį misijos žingsnį, apaštalas Paulius, kaip ir mokė Jėzus, rašydamas laišką Galatams, perėjo prie antro žingsnio ir dėl to Galatams trumpai papasakojęs apie savo gyvenimo istoriją, o tiksliau apie savo ypatingą patirtį su Dievu. O dar tiksliau pasakius, jis pasidalino, kaip jis, būdamas fariziejus iš fariziejų, patyrė Dievo malonę, gailestingumą ir išgelbėjimą. Ir apie tai jis rašo Galatams 2 skyriuje nuo 17 iki 21 eilutės. Ši jo patirtis padeda suprasti, kad visame pasaulyje iš tikrųjų yra tik 2 religijos. Nors statistiškai mes turime šiandieną vien tik tai krikščioniškų denominacijų virš 30 000, nekalbant apie didžiasias pasaulio religijas, bet tai, ką apaštalas Paulius pasidalino apie savo patirtį, atrandame, kad visos religijos, visi tikėjimai telpa į 2 grupės. Viena grupė tai yra žmogaus darbais paremta religija, kuri pasireiškė ne tik pagonybėje ir stabmeldystėje, bet taip pat pasireiškė ir fariziejų bei kai kurių netgi šiandien krikščionių legalizme. Ir kita religija tai Dievo darbais paremta religija, kurioje Dievas veikia žmonijos labui, o ne atvirkščiai, ne žmogus dėl Dievo. Apaštalas Paulius suprato, kad savo darbais, kad ir kokie jie kilnūs ir geri bebūtų, ar garbūs, ar dideli darbai, jie nesuteikia garantijos, kad tu būsi išgelbėtas. Garantiją suteikia tik Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Ir dėl to jo gyvenimo moto tapo, kaip mes skaitome Galatams 2 skyriuje, 20 eilutėje, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimui Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Kai apaštalas Jonas rašė Evangeliją, jisai taip užrašė: Dievas pamilo pasaulį
ir dėl to atsiuntė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Kai apaštalas Paulius rašo apie savo patirtį su Dievu, jis nesako, kad Jėzus mirė už pasaulį, kad Dievas pamilo pasaulį, bet ką sako Paulius, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Štai kaip asmeniškai Paulius priima Jėzaus mirtį ir auką. Jėzus jam yra tarsi tas pakaitinis avinas, kuris buvo paaukotas vietoje Izaoko. Pasidalinus savo asmeninę patirtimi su Dievu, apaštalas Paulius Galatams pateikė 5 klausimus, kurie yra 3 skyriuje nuo 1 iki 5 eilutės, kurie padeda suprasti jų svarbiausius dvasinius poreikius, dėl kurių jiems reikia ypatingos maldos. Šie apaštalo pateikti klausimai parodo, kad žmogus dvasiškai augti Dievo meilėje gali tik tuo met, kai supranta, kad nieko nereikia pridėti prie Kristaus aukos, kad jis būtų išgelbėtas. Ir jeigu žmogus tai supranta ir Kristaus auką priima asmeniškai taip, kaip apaštalas Paulius ją priėmė, tuomet jis kaip garantą gauna Dievo dvasią. Ir apie tai apaštalas Paulius rašo 5 eilutėje, 3 skyriaus, pateikdamas klausimą, ar tas, kuris jums teikia dvasią ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų, ar dėl to, kad įtikėjote, ką išgirdote. Taigi apaštalas Paulius nori padėti Galatams suprasti, kad už juos reikia melstis, kad Dievas apšviestų jų protą ir parodytų, kaip iš tiesų yra gaunamas išgelbėjimas iš Dievo. Ir būtent visi šie 5 klausimai atskleidžia, kaip yra gaunamas išgelbėjimas. Ir tai buvo antras žingsnis, misijos antras žingsnis, kurio pasinaudojo apaštalas Paulius, siekdamas Galatų širdies ir pasitikėjimo. Kągi, po antro žingsnio ateina metas žengti ir 3 žingsnį. Ir tai reiškia, kad atėjo metas Galatams papasakoti tikrąją Dievo evangeliją, ką toliau ir daro apaštalas Paulius Galatams laiške 3 skyriuje nuo 6 iki 14 eilutės. Perskaitykime šią ištrauką ir po to ją apžvelgsime detaliau. Galatams 3 skyrius nuo 6 iki 14 eilutės. Taip Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerąją naujieną. Tavyje bus palaimintos visos tautos. Taip tikintys žmonės susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiojo Abraomu. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų dalykų surašytų įstatymo knygoje ir jų nevykdo. Kad įstatymų niekas nenuteisinamas Dievo akyse, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu. O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, nes kas jos vykdo, tas gyvens jais. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šitaip įvyko, idant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją dvasią. Štai apie kokį Abraomo palaiminimą rašo Paulius Galatams. Kaip ir kitose apaštalo Pauliaus laiškose, perskaičius iškyla daug klausimų, tiesa.
Atrodo kaip ir aišku, bet kai įsigilini, nelabai ir aišku, ką jis nori pasakyti. Todėl ir pažiūrėkime kartu. Norėdamas atskleisti Dievo Evangelijos esmę bei prasmę, apaštalas Paulius kaip pavyzdį pateikia Abraomą. Tai yra asmo, per kurį jis bando atskleisti tą tikrąjį Evangelijos grožį. Ir tai, ko jis moko Galatijos bažnyčia, nėra kažkoks naujas mokymas, kurio anksčiau nebuvo. Jei iš judaizmo į krikščionybę atsivertę tikintieji būtų atidžiai klausęsi, kas parašyta Toroje, tai yra, ką Dievas jau buvo padaręs praeityje, jie būtų pamatę Dievo Evangelijos blyksnius. Nes Abraomas labai gerai atspindi tos krikščionis, kurie pilnai pasitikė Dievu ir kiekvieną dieną gyvena tikėjimu to, ką dėl jų padarė Kristus. Kaip ir skaitome 6 ir 7 eilutėje. Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tai yra, jo pasitikėjimas Dievu buvo įskaityta jam kaip teisumas. Ne kažkokie jo padaryti darbai, ne kažkas kito, bet vien tik tai, ką Dievas pasakė ir Abraomas patikėjo to, ką Dievas sako, Dievas sako, man to užtenka, tu esi dabar teisus žmogus, kadangi tu tiki to, ką aš tau sakau. Ir ką toliau Paulius sako, taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra ne tie, kurie pagal kraują gimsta, bet tie, kurie tiki. Tiki Dievo pažadais. Ir jeigu jie pasitikė to, ką Dievas sakė, jie taip pat yra teisūs. O jeigu yra jie teisūs, kaip ir Abraomas, reiškia, jie ir yra Abraomo vaikai, palikuonys. Pagrindinė mintis, kurią iškelia Paulius, norėdamas atskleisti Evangelijos tiesą, yra Abraomo pašaukimas, išrinkimas ir palaiminimas. Atkreipkime dėmesį į tai, ką Dievas sako Abraomui 8 eilutėje. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerąją naujieną. O jeigu pasakytume graikiškai, gerąją naujieną, tai būtų evangelion. Ką Paulius sako, kad Dievas Abraomui paskelbė Evangeliją. Ir kokia ta Evangelija buvo? Tavyje bus palaimintos visos tautos. Įprastai žmonių darbais paremtoje religijoje viskas sukasi apie žmogų ir viskas baigėsi ties žmogumi. Žmonių darbais paremtoje religijoje viskas prasideda to, ką žmogus daro ir baigėsi to, ką žmogus padarė. Ir tuomet Dievo palaiminimai tampa galutiniu tikslu, kurio siekia bet koks savanaudis žmogus. O kaip mes žinome, kiekvienas žmogus iš prigimties yra savanaudis. Taigi, žmonių darbais paremtoje religijoje žmogus prašo Dievo palaiminimų, o kai jos gauna, tuomet viskas baigta. Filmo pabaiga. The end. Gerai, jeigu dar kuris už tai sugalvoja, kad reikia padėkoti Dievui, bet dažniausiai ir to nebūna. Tačiau ar pastebite, kad palaiminimas, kurį Abraomas turėjo gauti iš Dievo, buvo negalutinis tikslas Abraomui, o tai buvo tik priemonė skirta palaiminti kitus žmonės. Dievas sako Abraomui, paskelbė gerąją naujieną, aš tave palaiminsiu, bet iš tikrųjų tavyje bus palaimintos visos tautos. Tai reiškia, kad Dievo duoti palaiminimai nesibaigia ties gavėjų.
Jie yra nukreipti į kitus žmonės. Tai moko mus, kad dvasiniai palaiminimai mums yra duodami tam, kad mes galėtume jais dalinti su kitais. Štai čia ir yra Evangelija, kurią paskelbė Dievas Abromui. Palaiminimai, kuriuos aš tau duodu, Abromai, nėra tau skirti. Palaiminimai, kuriuos aš tau duodu, yra skirti visiems žmonėms, bet aš tai noriu padaryti per tave. Jėzus mokė, dovanai gavote, dovanai duokite. Ir jei šį principą suprastų visi, kurie tiki, įskaitant ir mus, ir jūs, ir mane, tuomet kiekvienas žmogus žemėje galėtų patirti bendravimo su tikraisiais Abraomo vaikais palaiminimą. Mes esame apdovanoti ypatingom palaimom, tam, kad per mus kiti esantys šalia taip pat galėtų patirti tas gausias Dievo palaimas. Mes nesame galutiniai gavėjai Dievo palaiminimų. Mes esame įrankiai, per kuriuos galėtų tekėti palaimos kitiems. Štai būtent tame ir slypi tikroji išrinktųjų prigimtis. Deja, matydami, kaip Dievas išrenka tam tikrus asmenis, įsirenka tiksliau tam tikrus asmenis, mes bandome suprasti ir atrasti priežastį, kodėl Dievas pasirinko būtent tą ar kitą žmogų, vienam ar kitam darbui. Ir dažnai mums atrodo, kad ta priežastis yra kažkoks tų žmonių įgimtas išskirtinis gerumas arba tinkamumas, ar kad jie kažkokie ypatingi buvo. Netgi kai skaitome, kad Dievas pašaukė Abromą ir jam buvo pažadėti ypatingi palaiminimai, mums gali kilti pagunda manyti, kad šis palaiminimas Abromui buvo suteiktas dėl to, kad jis buvo labai geras ir Dievui paklusnus žmogus. Arba kad šį ypatingą palaiminimą Abromas susidirbo savo pastangomis. Tačiau raštas neigia tokį požiūrį ir sako, kad Abromas neturėjo nieko tinkamo savyje. Nes visų pirma, jis buvo pagonis, kaip skaitome 8 eilutėje, ir tikrai to neužsitarnavo savo pastangomis, kad Dievas jį pasirinktų. O netgi tuomet, kai Dievas jį pašaukė, Abromas nebuvo nei labai geras, nei Dievui paklusnus žmogus. Priešingai, netrukus po savo pašaukimo, Abromas nekartą meluoja aplinkiniams ir savo žmoną siūlo kitiems vyrams, kad jis saugotų savo gyvybę. Turbūt nelabai daugelis iš esančių žmonų norėtų vėliau su tokiu vyru gyventi kartu. Bet Dievas pasirinko Abromą. Štai čia ir slypi Dievo pašaukimo galia. Dievas kviečia visus, bet jis renka tik tuos, kurie išgirsta jo kvietimą ir atsiliepia jį. Dievas nežiūri, koks buvo žmogus, kokia jo gyvenimo istorija, kiek jis baigė mokslų, kokias aukštumas pasiekė karjeroje, kiek jis uždirba, kokia jo sveikata. Dievas žiūri tik į vieną dalyką, kada jis išsirenka žmonės ypatingai misijai. Ar jie girdi jo kvietimą ir ar jie atsiliepia jį. Tai buvo ir su Abromu, ir su Dovydu, ir bet su kurio kitu Dievo žmogumi visais amžiais. Išrinktaisiais tampa ne tie, kurie turi kažką ypatingo savyje, bet tik tie, kurie atsiliepia į Dievo kvietimą laiminti kitus.
Tokiu būdu Paulius primena Galatams, kad Dievas išsirenka tos, kurie atliepia į jo pašaukimą tarnauti kitiems, ir tai reiškia, kad kiekvienas Dievo duodamas palaiminimas turi tarnauti kaip priemonė galinti palaiminti kitus. Paulius sako, kad Abraomas buvo ne šiaip pagonis. Abraomas buvo tikintis pagonis. Tikintis Dievu pagonis, todėl Dievas ir pašaukė jį, kad visos tautos, kitaip tariant, visi žemėje esantys tikintys žmonės būtų palaiminti jam Dievo suteiktų palaiminimu. Kaip skaitome 9 eilutėje. Taip tikinti žmonės susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu. Toliau 10 ir 12 eilutėje Paulius cituoja iš Įstatymo knygos 27 skyriaus, norėdamas pabrėžti, kad kiekvienas, kuris bando gauti arba pasiekti išgelbėjimą pasikliaudamas ne to, ką Dievas padarė dėl žmogaus, bet įstatymo laikymosi arba kažkokiais kitais darbais, yra prakeiktas. Dar kartą paskaitykime 10 eilutę. Visiems, be išimties. Ir Paulius sako, kai rašo Galatams visiems, tai jis kalba netgi apie Jėzaus mokinius. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, bet ne to, ką Kristus padarė dėl jų, gresia prakeikimas. Nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų dalykų surašytų įstatymo knygoje ir jų nevykdo. Kitaip tariant, tas, kuris galvoja, kad savo pastangomis gali pasiekti amžinai gyvenimą, nesvarbu, į ką tai bebūtų nukreipta, iš tikrųjų pasiekia tik Dievo prakeikimą. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu nori pasiekti išgelbėjimą per įstatymą, tu niekada negali padaryti nei vienos klaidos. Niekada negali suklysti. Niekada negali nieko pamiršti ir praleisti nors vieną mažiausią raidelę iš įstatymo. Ir jeigu nors kartą suklupsi, nors vieną klaidą padarysi, būsi prakeiktas. Štai ką Paulius sako Galatams. Kaip jūs galvojate, ar jūs esate tie žmonės, kurie galite tobulai išpildyti įstatymą ir per visą likusį gyvenimą nepadaryti nei vienos klaidos? Ar jūs pasiruošę eiti tokiu keliu ir pasižadėti, kad niekada nuo šios dienos aš gyvenime niekur nepadarysiu jokios klaidos, nei santykėse su žmonėmis, nei darbe, niekur? Kiekvienas suprantame, kad tai neįmanoma, ar ne? Ir Paulius sako, ar jūs iš tikrųjų norite eiti šitų kelių? Nes jeigu jūs eisite ir padarysit nors vieną klaidą savo gyvenime, būsite prakeiktas ir jau apie išgelbėjimą pamirškite. Ir prideda 11 eilutėje, kad įstatymų niekas nenuteisinamas Dievo akyse. Kitaip tariant, kad tu nepadarysi galvojant nei vienos klaidos, sako ir taip aišku. Todėl ką Dievas pasirinko, kaip teikia išgelbimą, kai teisusis gyvena tikėjimu. Tikėjimu to, kad dėl jo padarė Dievas. Santykis tarp įstatymo ir tikėjimo šimtmečiais kėlė daug painiavos krikščionims, įskaitant ir adventistus. Kaip nebūtų keista, žmonija nuo pat nuopuolio pradžios traukė legalizmas. Tai yra noras savo darbais patikti save, pasiekti išgelbimą. Ir tai yra pirmasis žmogaus instinktas, kai jis padaro bet kokią nuodėmę. Pamenate, kai Adomas su Ieva atsikando uždrausto vaisiaus? Tuomet jie patyrė nuogumą. Akis atsivėrė ir pamatė, kad jie vienas prieš kitą stovi nuogi ir jie labai pasijuto nepatogiai.
jos apėmė kažkoks naujas, nepatirtas iki šiol jausmas, gėda ir jie negalėjo žiūrėti vienas kitam į akis. Ir pirmas dalykas, kurį jie instinktyviai bandė padaryti, buvo noras pridengti savo gėdą savo pačių padarytomis lapų prijuostėmis. Ir tai buvo pirmasis Biblijoje užfiksuotas legalizmo impulsas, kurio dėka buvo bandoma pateisinti save ir paslėpti savo nedorumą. Tačiau atėjęs Viešpats nepriėmė nei jo šių darbo, nei tokio pasiteisinimo. O vietoje to Dievas Adomui ir Ievai padarė drabužius iš avies kailių ir pats aprengė juos. Kai žmogus puola, jis lengvai įtikina save ir kitus, kad nuodėmę galima paslėpti po savo padarytais gerais darbais. Tarsi jie galėtų mus pateisinti ir pridengti mūsų dvasinio nuogumo gėdą. Nesąmoningai, jeigu mes kažką padarom prieš Dievą, tuomet galvojame, gerai, aš ten paukosiu daugiau pinigų, arba aš ten patarnausiu, kažkam aplankysiu, kažką padėsiu, kam labai sunku, ir Dievas bus man maloningas. Ir kai mes tik pradedame taip galvoti, mes iškart jau puolam į legalizmą, nes bandome nuodėmę paslėpti po savo kažkokiais gerais darbais. Deja, nėra jokio darbo, jokio gero darbo, po kurio galėtume paslėpti savo nepaklusnumą Dievui. Adomo ir Ievos istorija padeda mums suprasti, kad tik vienintelis Dievas gali pridengti visą mūsų nuogumą. Būtent toks ir buvo visą laiką Dievo išgelbėjimo planas ir tokia visą laiką buvo Dievo evangelija. Toliau apaštalas Paulius atskleidžia labai įdomų dalyką 13 ir 14 eilutėje. Kristus, sako, mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Bet nežiūrint to, sako, kad Jėzus buvo prakeiktas, šitaip įvyko, idant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas. Tai yra visiems pagonims, ne vienam Abraomui. Įskaitant, sako, ir mus, ir mes šiandien tikėjimu gautume pažadėtąją dvasią. Ant Jėzaus krito prakeikimas, kad tikintieji gautų Dievo dvasią. Apaštalas parodo, kad tikėjimas turi dvigubą orientaciją. Jis vienu metu žvelgia ir į praeitį, ir į ateitį. Savo kelionės metu į pažadėtą kraštą Abraomas, žvelgdamas į praeitį, prisiminė Dievo žodžius ir pažadus, pasakytus jam apie jam dovanojamus naujus namus ir gausią šeimą. O žvelgdamas į ateitį, Abraomas gyveno taip, tarsi pažadas jau būtų išpildytas. Kaip skaitome 6 eilutėje, Abraomas patikėjo Dievu, jo pažadais apie tai, kad jis turės gausią šeimą, kad Dievas nuves jį į naują žemę, kad jo palikonys įsikurs toje naujoje žemėje. Ir kai Abraomas patikėjo šitais Dievo pažadais, sako, jam tai buvo įskaityta teisumu. Taigi apaštalas Paulius sako, kad kai buvo su Abraomu, taip dabar yra ir su mumis. 14 eilutėje. Tikėjimu žvelgdami atgal į praeitį, mes matome už mus mirštantį Jėzų ant kryžiaus. Ir tikėjimo dėka tai tampa mums realybė. Tai tarsi tai būtų įvykę šiandien. Tačiau tikėjimas nepalieka mūsų vien tik praeityje.
bet veda mus ir į šlovingą ateitį. Primena tą dieną, kai Jėzus sugrįš savo šlovėje. Ir tą ateitį laidoja mūsų tikėjimas to, kas jau įvyko praeityje. Tikėjimas suriša ir praeitį, ir ateitį. O kai šiandien tikėjimu pradedame gyventi tą šlovingą ateitimi, kuri mums yra pažadėta, tuomet Paulius sako, mes gauname pažadėtąją Dievo dvasią. Ir dėl to dabartis įgauna visiškai kitą prasmę, negu buvo iki šiol. Štai kaip Dievas viską surėdė. Taigi, mano brangus broliai, sesės ir draugai, apaštalas Paulius primena mums, kad tik tie, kurie tikėjimu žvelgia į Kristaus auką ant kryžiaus ir į Kristaus atėjimo dieną, yra tikri Abraomo vaikai. Ne pagal kraujo ryšį, ne pagal giminės ryšį, kaip kad šiandieną tapo įprasta Lietuvoje, ir ne pagal tai, kiek laiko esame bažnyčioje, koks mūsų tikėjimo stažas, ir ne pagal tai netgi, kiek esame ištikimi adventizmui, bet tik išimtinai per tikėjimą užbaigta Jėzaus auka ant kryžiaus mes esame laikomi Abraomo vaikais, tinkamais gauti Abraomo palaiminimą. Todėl išlaikykime iki galo šį tikėjimą, kuris žvelgia į tai, ką jau nuveikė Kristus dėl mūsų, ir į tai, ką Kristus dar nuveiks ateityje, ir gyvenkime šio tikėjimu kasdien. Gyvenkime tikėdami, kad Dievas veikia dėl mūsų gerovės, ne dėl mūsų padarytų gerų darbų, o dėl to, ką padarė Jėzus. Gyvenkime tikėdami, kad Dievas myli mus ne todėl, kad mes esame geri, bet todėl, kad Jėzus yra geras. Ir tuomet patirsime naują gyvenimą Dievo dvasioje, apie kurią įrašo apaštalas Paulius 14 eilutėje. Šitaip įvyko, idant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją dvasią. Amen.